Garbioji giminužė, kaimynai mielieji, širdužiai laikomieji, marių žuvikės, girios paukšteliai ir jūs bitelės, visus į svadbą kviečiu. Senovinių papročių, Prūsų Lietuvos nuotaka, puošiama cilindro formos galvos apdangalu, vainikėliu dabintu juodo aksomo kyku. Ir apsiaučiama puošnia suvinėta skara, drobule motinos dovanota, ar iš senolių paveldėta. Rankose daili nosinaitė šarėlėms nusibraukti, o gyvenimo pilnatvei ir vaisingumui lūpos patepamos medumi. Išlydinti jaunojo namus, nuotakai skara pridengiamos akis. Tai virsmo į naują moteriškąją būtį akimirką. Bendrystė su gimtaisiais namais praradimo ženklas. Ištekėjusi lietuvininkė moteris, dar nesusilaukusi vaikų, išeigai dėvėjo jaunamartės kyką, ant apvalaus fetro karkaso užtemptus nėrinius, pridengtus plonu nuometėliu. Tai ženklas, kad jaunamartė sėdo į moterų suolą. Didžiulė balta skara, ploštė ar drobulė, tai viso gyvenimo puošmena ir sakralinė apsauga. Ja moteris apsiaučiama susilaukus vaikelio, jis stropiai saugoma kraičio skrynioje, kol nauja gyvybė pasaulin pasibels. Tai šventas daiktas, motinos dukrai su meile dovanojamas. Vyresnės moterys, motinos, dėvėjo baltas kiauraraščių siuvinėtas ir kitų spalvų kepurėles arba baltas linines skaras. XIX amžiuje populiarus moterų galvos apdangalas vadintas muturu
Be jo moteris negalėjusi viešai pasirodyti. Marčia muturiavo vyro namuose, nuėmus nuotakos vainiką. Jei moteris, rišdama skarą nugaroje laisvą į kampą pakiša po mazgu, tai ženklas, kad yra šeimos moteris. A jei skepetos trikampis nugaroje laisvai plaikstosi, tai dar netekėjusi mergelikė. A jei skarelė vienu mazgu surišta po smakru, tai negali žinot, ar jos ranka dar laisva. Ak, tos moteriškos gudrybės, žabangos, klastos irgi vilkdobės vienoj vietoj. XIX amžiaus pabaigoje į mažąją Lietuvą atėjusi liuteronybės pietizmo kryptis persmelkė visą kultūrą, pakeitė ir moterų drabužius. Padorios moters aprangoje įsivyrauja tamsios spalvos. Turtingos ūkininkės galvą ir pečius dabina šilko skaromis su įspaustais ornamentais, gėlių raštais ir puošniais kutais. Bažnyčiai lankyti skirtos juodo šilko, aksomo, brokato kepurėlės ar skepetos su kutais. Jomis galvas dengė ištikimiausios bažnyčios lankytojos, senolės, mamužės. Štai tokie skaroti gyvenimai mažojoje Lietuvoje.